Tiene la palabra la señora Morkunaitė Mikulėnienė. Ačiū pirmininkė. Praėjusiais metais buvo patvirtinta Europos strategija dėl negalios. Tarp šioje strategijoje numatytų prioritetinių veiklos krypčių yra prieinamumas ir sveikata. Kaskart priimame naujas priemonės, sudarančias neįgaliems asmenims daugiau galimybių naudotis bendrąją infrastruktūrą. Deja, veiksmų, kurių imasi valstybės narės gerindamos infrastruktūrą, tempas vis dar yra per lėtas, kad negalią turintys asmenys būtų pakankamai įtraukiami į darbo rinką bei gautų jiems būtinas sveikatos priežiūros paslaugas. Todėl visų pirma valstybės narės turi imtis aktyvesnių veiksmų ir tvirtindamos bei įgyvendinamos įvairius infrastruktūros projektus užtikrintų, kad statomuose konstruojamos esančios infrastruktūros objektuose, nepriklausomai nuo to, ar statytojas privatus ar viešasis asmuo, būtų užtikrinamos realios galimybės tais objektais naudotis ir negalią turintiems asmenims. Dėkui. Muchas gracias, señora Morkunaitė. Tiene la palabra el señor Takkula. Arvoisa puhemies, äänestin